Kristai, Per amžius. kunigas Paulius, besidarbuojantis Platelių parapijoje. Nutisėjo tokia žinia iš Medžiugorjos, kad šiandien visi mėginame dūsauti dvasioje, kad mažėja dvasininkų, mažėja pašaukimų į dvasinį luomą. Tad norėtųsi paraginti lietuvius, kad neužmirštų savo parapijose, savo šeimose, savo namuose maldos už naujus pašaukimus, už kunigus, kurie darbuojasi jūsų parapijoje, už kunigus tos, kurie yra pavargę, už kunigus kuriems rankos nusvirusios ir nebeturi vilties toliau tęsti savo kunigystės kelio, praminto Kristaus keliu, už tos kunigus, kurie yra pavargę savo kasdienybėje, savo buityje ir neranda ir pasimetę, negi už tos kunigus, kurie dėl vienokių ar kitokių priežasčių paliko dvasinį luomą, ar tiesiog belskimės už kunigus. Nes jeigu byločiau aš, šiandien turbūt yra labai aiškiai suvokiama, kad jeigu neturėtume kunigų, kas begalėtų aukoti šventąją mišių auką. Jeigu nebūtų kunigo, kas galėtų išklausyti mano nuodėmes ir man atleisti. Nebūtų egoistinis prašymas, yra asmeninis prašymas, kad ir man pačiam reikia kunigo, kuris išklauso mano išpažintį, kuris taip pat, su kuriuo kartu dalinuosi Kristaus duoną, kurio dalinuosi Kristaus taure. Ir šiandien čia ir Medžiugorjoje būdami su bendruomenė, su grupele, prašome tos paprastos maldos, nuoširdžios maldos, sugrūdusioje širdyje, kad Viešpats Dievas paliestų jūsų širdis. Per švenčiausią mergelę Mariją, Medžiugorjos Mariją, kuri taip pat prašo ne tik tai taikos, bet taip pat taikos mūsų širdyje, maldoje už dvasininkus, už tos, kurie seka Kristumi ir niekados nepaliauti būti Kristaus kariais. Amen. Ačiū Amen. labai. Amen. Galim kartu Sveika Marija, kartu bendrystėj. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandą. Amen. Ačiū. Garbė Jėzui Kristui. Per amžius su Dievu. Su Dievu.